Molinės koncentracijos tirpalų ruošimas. Gaminsime 1/10 molio litre cukraus tirpalą ir tirpalo pagaminsime 200 ml. Kogi mums prireiks? Mums prireiks pačio tirpinio, tai yra cukraus, svarstyklių, matavimo kolbos 200 ml, kurioje ruošiame tirpalą, tirpiklio, tai yra vandens, kad patogu būtų suberti cukrų į matavimo kolbą, naudosime piltuvėlį ir kad tiksliai įpiltume vandenį, naudosime pipetę. Tirpalo ruošimą reikia pradėti nuo skaičiavimo. Reikia apskaičiuoti, kokią masę cukraus reikia paimti, norint paruošti 1/10 molio litre tirpalą, kurio tūris yra 200 ml. Atlikus skaičiavimus sužinome, kad cukraus masė turi būti 6,84 gramai. Pasiemam svarstyklės ir išmatuojam masę. Svėrimui naudojame popierėlį, kad patogu būtų paskui tirpinį suberti į matavimo kolbą. Taip, 6,84 gramai cukraus. Dar truputėlį. Taip, turime cukraus masę. Dabar, kad cukrus nepriliptų prie kolbos dugno, mums reikėtų šiek tiek įpilti vandens į pačią matavimo kolbą. Panaudojame piltuvėlį tam, kad supiltume cukrų. Reikia pasistengti, kad visas mūsų atsvertas cukrus atsidurtų kolboje. Dėl to piltuvėlį praplauname vandeniu. Ir kol cukrų neištirpinome, mes nepilsime vandens iki žymės. Norint gauti lygiai 200 ml tirpalo, mes turėsime įpilti iki žymės vandenį. Bet pradžioj mes turime cukrų ištirpinti. Tuo tikslu įpilame į kolbą vandens maždaug iki trečdalio, užkemšam kamšteliu ir tirpiname mūsų cukrų. Tirpiname sukamaisiais judesiais kolbą užkimšus kamščiu. Taip, cukrui ištirpus įpilame vandenį iki žymės. Būkite atsargus, kai pilate vandenį, nes kai tirpiklio sluoksnis pasieks kolbos kaklelį, vanduo labai greitai pradės pildyti kolbą ir galima labai lengvai prapilti. Paskutinius lašus įlašiname su pipete, kad neprapiltume. Skysčio meniskas turi būti atsigulęs ant padalos. Tai yra jūsų tirpalo įdubimas savo apačia turi gulėti ant padalos, ant matavimo kolbos žymės. Reikia įsitikinti, kad taip yra, žiūrint stačių kampų į pačią žymę. Galima pakelti kolbą prieš akis pasižiūrėti, arba galima atsitupti ir pasižiūrėti, ar tikrai meniskas guli ant padalos. Paskutinis mūsų žingsnis – užkemšame kolbą ir apverčiame tam, kad visas cukrus pasklistų tirpale. Paruošiame 1/10 molio litre 200 ml cukraus tirpalą.